Taip, tai sveiki. Įvadui pasakysiu taip. Mes Lietuvoje esame išskirtiniai tuo, kad pas mus kiekvienos terapinės problemos ateina spręsti terapeutas, kardiologas, ten psichiatras psichozę gydo, o mes esam tokie gryni insulto gydytojai. Bet kadangi mano gyvenime buvo įvairių patirčių įvairiose šalyse, tiek Anglijoje, tiek Aruboje dirbant, tikrai insulto gydytojas privalo žinoti, išmanyti visą terapiją. Ir aš, kai atvažiavau dirbti tiek į vieną, tiek į kitą šalį, aš pasijaučiau, kad turbūt 2/3 informacijos reikalingos mano darbui, aš nežinau. Ir aš jaučiausi, kaip tokia, nežinau, Lara Croft ar kas ten, stovinti prie labirinto. Žinoma, insulto išeitis labai priklauso nuo komorbidiškumo ir aš bandysiu panagrinėti, kokie gali būti, kokios situacijos, kur reikėtų atkreipti dėmesį į terapinę patologiją ir kaip tai gali turėti įtakos insultui ir kaip išlaviruoti tarp tų skirtingų ligų. Taigi, kaip mes vertinam komorbidiškumą? Dažniausiai klinikiniai praktikoje naudojame Charlson Comorbidity Index ir žinoma MRS. Elixhauseris, jis toks yra statistinis, dėl to apie jį nešnekėsiu. Tai Charlson Comorbidity Index yra labai geras tuo, kad jisai, taip aš dabar net bijau kažkas spaust, kad jisai apima tikrai labai daug įvairių susirgimų, kurios gali turėti įtakos bendrai prognozei. Ir jeigu kas, skaito, tarkim, apie trombektomijas, apie trombolizės straipsnius arba patys darėt, visą laiką, pavyzdžiui, figuruoja tas kreatininas. Visą laiką visi autoriai cituoja tą patį straipsnį, kad inkstų funkcija bloga, labai prisidėjo prie blogos prognozės, nepriklausomas veiksnys. Ir iš tiesų taip ir yra. Ir pakankamai daug lygų yra, kurios nesvarbu, kokio sunkumo buvo insultas, bet jeigu tu tą lygą turi, prognozė atitinkamai mažės. Tai kokios tos lygos? Žinoma, visa kardiologija, visos periferinių kraujagyslių ligos, jungiamo audinio ligos, demencija, diabetas ir onkologija. Ir žinoma, živ AIDS, bet živ AIDS ne tiek turbūt dažnai pasitaiko mūsų pacientam. Nežinau, galbūt ateityje kažkaip bus kitaip. Ir yra nustatyta, kad jeigu tas Charlson komorbidiškumo indeksas padidėja iki 2, kas yra labai mažai, žmogus, tarkim, su insultu turi hemiplegiją, viskas, tikimybė turėti blogesnės funkcinės išeitis ir tikimybė numirti yra daug didesnė. Ir tas pats galioja intracerebrinė hemoragija, kiekvienas punktas, kiekvienas taškas didina blogos išeities tikimybę per 1,40 karto. Taip. Taigi, kokios lygos jau dabar konkrečiai ir kaip prisideda. Visi žino šitą sąrašą, kad insultas ir širdies lygos labai glaudžiai yra susijusios. Tai kas gali turėti įtakos mūsų gydymo taktikoje? Žinoma, miokardo infarktas ir stentavimas. Trombas širdį, prieširdžių virpėjimas kaip kardioemboliniai šaltiniai, širdies nepakankamumas tiek lėtinis su paūmėjimu, tiek ūminė stresinė, tas vadinamas broken heart syndrome arba Takotsubo kardiomiopatija. Beje, kas nežino, Takotsubo tai nėra pavardė. Ir įvairios vožtuvų ligos. Taigi, kuo mums yra aktualus širdies nepakankamumas, spoileris ne tik tuo, kad mes galim užkoduoti ir širdies nepakankamumo pablogėjimą ir gauti geresnį apmokėjimą iš ligonių kasų. Geriau būtų, nežinau dėl nekoduot, bet geriau būtų neturėti širdies nepakankamumo pablogėjimo. Kodėl? Todėl, kad jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi širdies nepakankamumą su išsaugota išmetimo frakcija, tai didina širdies embolų tikimybę. Kaip matot, dažnis yra pakankamai didelis šitų 2 ligų komorbidiškumo. Jeigu žmogus turi širdies nepakankamumą, iki 11% jų turės insultą, o sergant išeminiu insultu beveik iki 1/4 bus diagnozuota širdies nepakankamumas. Ir 1%, kas yra visai nemažai, turės tą vadinamą broken heart sindromą. Tai noriu jūsų paklausti, ar labai dažnai jūs diagnozuojate Takotsubo kardiomiopatiją žmonėms su insultu? Turbūt retai atsiranda šitie žodžiai diagnozai. Nors statistiškai tikrai yra įrodyta, kad 1% turės tą ūminę Takotsubo kardiomiopatiją. Kas tai yra? Kad miokardas jis tiesiog blogiau susitraukinėja ir dėl to ūminiai fazai irgi gali formuotis intrakardiniai trombai ir dėl to, pavyzdžiui, jeigu žmogus
dar neserga insultų, vis tiek turi būti skiriama antiagregantų terapija, kad būtų insulto prevencija. Taip, ir kas yra labai svarbu, kad insulto rizika labai padidėja, jeigu širdies nepakankamumas dekompensuoja arba atsiranda de novo. Tai vat šito mes turėtume visom jėgom, visom pastangom vengti. Jeigu pas mus, tarkim, paguldo žmogus su insultu ir jam išsivysto ūminė Takotsubo kardiomiopatija arba širdies nepakankamumo pablogėjimas, kas yra labai dažnas dalykas, esant dideliam insultui, mes turėtume vengti, koreguoti, kaip tik galim širdies nepakankamumo pablogėjimą, nes labai didelė tikimybė, kad įvyks antras insultas pakartotinas. Taip, tai mechanizmų yra daug, aš gal neapsistosiu, nes kažkaip labai užtempiau. Ir kaip mes optimizuojame insulto gydymą, širdies nepakankamumo gydymą, tai čia tokios bendros frazės, bet mane čia domina optimalus antitrombozinis gydymas, kokiu mes čia turim duomenų. Žinoma, jeigu yra prieširdžių virpėjimas, tai visiems kaip ir viskas aišku, tai skiriam antikoaguliantus ir viskas, bet pasirodo ne viskas. Labai svarbu taip pat turėti dažnio kontrolę, ritmo kontrolę ir, kaip ir sakiau, vengti širdies nepakankamumo pablogėjimo. Ką mes galime praktiškai padaryti? Tai visų pirma, mes turime nebijoti patys jau paskirti kažkokį gydymą. Tikrai nieko blogo žmogui nenutiks, jeigu mes matydami, tarkim, kad jam tikrai nustatėm kažkokį širdies nepakankamumą, jeigu mes jam uždėsim angiotenzino konvertuojančius fermentų inhibitorius, sartanus, beta blokerius, jeigu žmogus dar negauna. Ir tada jau pakviesim kardiologą, nežinot, kartais kardiologas, tarkim, ateina po 1,5 paros arba po 3 parų, o mes, tarkim, guldom žmogų penktadienį vakare. Tai tikrai niekam neskaudės, jeigu mes paskirsim jam su aiškiais širdies nepakankamumo požymiais, tarkim, tachiną, ten stazė yra kažkokį dar beta blokerį. Jeigu žmogus atvyksta, tarkim, pas jį yra tokia saikinga hipertenzija ir jis tai yra beta blokatorių fone ir mes galvojam, jam yra insultas, tai gal mes nuimam pirmą jo visus vaistus, tegu 3 dienas pabūna hipertenzijai, beta blokerių nenuiminėkit, nes gali būti toks rikošetinis fenomenas, kai žmogus nueis į plaučių edemą, kai bus širdies nepakankamumo pablogėjimas ir tai gali jam labai pabloginti išeitis. Ir jeigu žmogus turi aiškiai jau diagnozuotą prieš tai širdies nepakankamumą, nereikia labai to kraujospūdžio didelio palaikyti. Mes žinom, kad su insultu, jeigu buvo konservatyvus gydymas taikytas, koks sistolinio yra, kokios lubos? 220. Kas iš jūsų realiai tokį spaudimą laiko savo ligoniam? Aš asmeniškai labai retai, nes yra labai daug išlygų, kad nebūtų širdies nepakankamumo, kad nebūtų inksto nepakankamumo, KŠL ir kad žmogus toleruotų. Labai retas žmogus toleruos tokį spaudimą. Tai jeigu mes turim klinikinių požymių, geriau optimalų palaikyti iki 150. Dabar, jeigu nėra prieširdžių virpėjimo, ką mes darysim? Buvo labai daug diskusijų, ar skirti antikoaguliantus, ar neskirti. Ir čia nuomonės išsiskiria, nes dabar atsiranda tokių pavienių tyrimų, kad galbūt tiem, kurių yra išsaugota išmetimo frakcija, būtų galima paskirti antikoaguliantus labai trumpam laikui, tarkim iki pusmečio, bet į rekomendacijas to kol kas nėra įkelta ir yra tiesiog poreikis daryti tyrimus ir patvirtinti tai. Rutiniškai antikoaguliantai esant tiesiog širdies nepakankamumui, nepriklausomai nuo to, kokio ten, pavyzdžiui, Haywock yra skalė, kuri irgi labai ten svarbi nustatyti kardioemboliniam dėl širdies nepakankamumo insultui. Vis tiek, nieks, jokių nėra kriterijų, kurie pasakytų, šitam dėl širdies nepakankamumo reikia skirti antikoaguliantus. Kol kas tai yra tik antiagregantai. Taip. Dabar ritmo ir dažnio kontrolė. Ką mes galime paskirti irgi savo skyriuje tikrai be jokio kardiologo, beta blokerio žinoma. Ivabradinas, kuris yra žinomas prekiniu vardu Prokorolanas, man atrodo, tiem, kurie neturi prieširdžių virpėjimo, o tiem, kurie turi širdies nepakankamumą su sumažinta išmetimo frakcija, dėmesio, jeigu išmetimo frakcija yra gera, digoksinas nėra skiriamas, nes jis yra inotropinis, jis didina inotropiją. Bet tie, kurie turi išmetimo frakciją mažiau 55, nesvarbu, ar jie turi prieširdžių virpėjimą ar neturi, mes tikrai galime paskirti digoksiną ir išmetimo frakcijos gerinimui, ir dažnio kontrolę. Kas yra svarbu su digoksinu? Matuoti
koncentracija, ką irgi gali padaryti bet kuri laboratorija. Vaistas yra labai senas, tyrimas yra irgi labai senas ir tai galima puikiai padaryti, tik tai negalima skirti su skilvelinėm aritmijom, sunkiom blokadom ir hipokalemiją reikia koreguoti prieš skiriant. Ir koreguoti dozę, žinoma, pagal inkstų funkciją. Dabar, kaip mes elgiamės priklausomai nuo gretutinės širdies patologijos su mūsų antitromboziniu gydymu. Prieširdžių virpėjimas, tai viskas aišku, antikoaguliantai. Dabar, jeigu yra širdies nepakankamumas be prieširdžio virpėjimo, jau sakiau, jokių antikoaguliantų mes neskiriam. Stentavimas, viskas aišku, 2 antiagregantai metam ir tada jau gali su vienu likti. Dabar, jeigu stentavimas plus prieširdžių virpėjimas. Tai dažniausiai mes darom taip, 2 antiagregantai plus antikoaguliantas nuo 1 iki 3 mėnesių, bet čia jau irgi prasideda žaidimai. Jeigu žmogaus yra labai didelė kraujavimo rizika arba pradėjo kraujuoti, mes labai dažnai pasiskambinam intervenciniam radiologam ir sakom, tai gal jau galim nuimti. Ir tada sako, gerai, po 2 savaičių galit. Tai čia visada yra rizika, bet tai yra daug geriau negu, pavyzdžiui, kai kurie prasideda tokie žaidimai su sąžinė ir žaidimai su guidelines, gal sumažinam antikoaguliantų dozę. Tai prašom antikoagulianto dozės be kriterijų jokių būdų nemažinti, nes tada antikoaguliantas tiesiog neveiks, bet didins kraujavimo riziką. Geriau kažką labiau žaisti su antiagregantais, bet antikoaguliantas turi būti, nes jis apsaugo nuo prieširdžių virpėjimo. Tada iki metų 1+1 ir tada po metų jau vien tik antikoaguliantą, antiagregantų nereikia. O dabar jau prasideda įdomesni dalykai. Pavyzdžiui, jeigu miokardo infarkto metu susidarė intraskilvelinis trombas, paskiriam antikoaguliantus 6 mėnesiam ir tada padarom echoskopiją. Ir jeigu echoskopija yra gera, tada tiesiog paliekam žmogų su antiagregantu, taip pat kaip jis būtų po insulto, po infarkto. Bet čia kai kurie autoritetai sako, tai antikoaguliantus reikia skirti tik tada, kai gera išmetimo frakcija. O atseit, jeigu jinai yra sumažėjusi, tai galima neskirti, nieko čia nebus, nes kokia čia logika, jeigu gerai stumia, tai tada yra didelė rizika, kad išstums embolą iš širdies, o jeigu blogai stumia, kad rizikos nėra. Aš to asmeniškai netikiu, didelių tyrimų nėra ir aš būčiau linkusi ir aš taip apsidrausdavau, kai turėdavau tokių pacientų, aš tikrai jiem paskirdavau antikoaguliantus. Tada stresinė kardiomiopatija arba Takotsubo arba broken heart syndrome, tai yra tas pats, labai maži tyrimai. Dėl to nėra irgi tokios konkrečios rekomendacijos, tai yra tokie pavieniai tyrimai. Antikoaguliantus rekomenduoja nuo 3 iki 6 mėnesių ir kas yra pabrėžiama, nedaugiau. Neilgiau 6 mėnesių ir tada, kai tai yra didelės rizikos Takotsubo, tai yra buvo išmetimo frakcijos sumažėjimas, kažkokia hipokinezė širdies sienelės, tai čia jau mums pasakys kardiologas. Ir po to tiesiog pervesti ant vieno antiagreganto. Ir jeigu žmogui buvo, tarkim, jam yra prieširdžių virpėjimas ir buvo keistas aortos vožtuvas, taip pat yra pridedamas vienas antiagregantas prie buvusio antikoaguliantų, bet jis netęsiamas visą gyvenimą. 6 mėnesius, kai kurie tęsia 12. Taip, dabar labai daug apie širdį pakalbėjom, einam prie diabeto. Diabetas yra blogai, čia labai daug nesiplėsiu. Ką mes galim padaryti su diabetu insulto atžvilgiu? Yra įrodyta, kad SGLT2 inhibitoriai, GLP-1, tai čia tie visi mūsų ozempikai, Mounjaro ir taip toliau, kurie mažina svorį, ir pioglitazonas specifiškai, jie turi nepriklausomą gerą efektą insultui, insulto rizikai. Tai aš ką darydavau, pavyzdžiui, aš net endokrinologui parašydavau, jeigu gliukozė nesikoreguoja su kokiu ten metformino diapreliu, kaip dėl pioglitazono, tarkim. Jeigu yra širdies nepakankamumas, empagliflozinas, dapagliflozinas, tai yra vaistai, kurie skiriami širdies nepakankamumui net be diabeto. Tai jie yra super geri, išskyrus tuos, kuriem, pavyzdžiui, labai kartojasi šlapimo takų infekcijos dėl jų. Dabar lėtinė inkstų liga, irgi čia toks jau peilis mūsų klinikiniai praktikoje, tie ligoniai, kurie yra, tarkim, predializiniai, jau 5 laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumas, bet dar nedializuojami, arba tie, kurie dializuojami. Tai jau pagal naujausius duomenis pagaliau galima skirti ir dokus, netiesioginius geriamuosius antikoaguliantus ir konkrečiai specifiškai apiksabaną kaip mažiausią kraujavimo riziką turinti. Nes anksčiau, ką mes turėdavom 5 laipsnio, iš karto varfarinas.
Bet dabar įrodyta, kad apeksabanas turi tikrai neblogesnės išeitis. Alternatyva nėra labai gera skirti mažos molekulinės masės heparinus, kadangi suprantat, tai yra leidžiamas vaistas, tai yra brangus vaistas, nekompensuojamas ir tai yra vaistas, kuriam vis tiek mes turėsime periodiškai tirti 10A faktoriaus koncentraciją fraksiparinui. Tai apeksabanas čia tikrai yra geras pasirinkimas ir jau dabar naujausiose rekomendacijose net dozės kai kurie nemažina. Skiria, tarkim, arba 5 2 kartus, arba 2,5 2 kartus, ta prasme nemažina dar labiau, negu turėtų būti pagal kriterijus. Arba 5 1 kartą. Dabar griuvimai, jau Aleksandras kažkada šitą skaidrę rodė, šitą tyrimą, kad dėl griuvimų labai mažai kam reikėtų nutraukti ar neskirti de novo antikoaguliantų, nes jeigu jūsų pacientas griuvinės kasdien beveik metus, tada tada galima neskirti, bet man atrodo, kad daug geresnė prevencija yra neskirti antikoaguliantų, o pritaikyti aplinką, uždrausti dėvėti šliures be užpakalinio to sutvirtinimo, patraukti lauk visus kilimus ir gerai tiesiog žmogų apmokyti. Ir pavyzdžiui, yra Anglijoje tokios vadinamos falls clinics, kurios, fall, nuo žodžio fall, ne nuo žodžio false. Ir ten informuoja net kaip saugiai griūti, kaip saugiai atsikelti. Ir pas mus jau ta geriatrija pakankamai jau yra vystoma. Tai kita indikacija, kur irgi gali pasirodyti, o gal reikia ekstremalaus svorio pacientams didesnės dozes, tai ne, buvo ištirta ir didelis svoris nėra indikacija dozės didinti, mažas svoris, tai pagal visiems žinomus kriterijus. Ir, yra pateikiama tokia tik straipsnio autorių nuomonė, kad galbūt jeigu žmogus jau yra gulintis, prognozė vienareikšmiškai bloga, nėra aiškaus požiūrio, ar tikrai jau labai jiem padės tie antikoaguliantai. Bet čia jau eina kalba apie tokius pusiau paliatyvinius pacientus. Dabar insultas onkologiniams. Tiesą pasakius, kai aš ieškojau iš tos informacijos, aš turėjau labai daug vilčių, kad pagaliau parašys duokit jiem antikoaguliantus arba ištirs, suras kokią nors subgrupę, kur visgi tie antikoaguliantai tinka. Nes intuityviai tikrai mes matom daug tokių vėžių sergančių pacientų, kur nepaisant jokių terapijų, vis tiek kartojasi tie insultai ir panašu, kad tai yra vėžio ta paraneoplastinė koagulopatija. Bet dėja jokio nėra įrodyta vaisto, kuris būtų pranašesnis bendroj sumoje, apie tai pakalbėsiu kitoj skaidriai. Bet kas yra labai svarbu padaryti, jeigu, tarkim, mes turim tokį kriptogeninį neaiškios etiologijos insultą, kuris vaizdiniuose tyrimuose galėtų būti embolinis, jeigu mes turim padidėjusi neaišku dėl ko CRB, D dimerus, svorio netekimą, rūkimą, anemiją, iš karto skrininguojam dėl vėžio arba patariam skrininguoti ambulatoriškai. Tai ir dėja, hemoragijos pas mus visą laiką jos nusveria tą poveikį išeminiam insultui, kas labai liūdna. Ir paskutinė tema, kurią noriu aptarti per likusias 39 sekundės, yra polipragmazė ir vaistų sąveika. Tai kas mums būtų aktualu, nepamirškit, kad antikoaguliantai su nesteroidais didina kraujavimo riziką iš virškinamojo trakto. Ir jeigu, vis tiek pas mus yra žmonių, kurie vartoja varfariną, nepamirškit, kad varfarinas yra metabolizuojamas žarnyno bakterijų. Ir kartais po antibiotikų kurso būna, kad bakterijos blogiau metabolizuoja ir ENR šauna į viršų. Tai yra labai įdomu iš tiesų. Ir yra kai kurie kiti dažnai vartojami vaistai, visi dažnai biseptolis, metronidazolis, ciprinolis, makrolidai, visi priešgrybeliniai vaistai, jie taip pat gali padidinti kraujavimo riziką. Ir nepamirškit, kad su klopidogreliu mes skiriam arba lansoprazolį, arba pantoprazolį, neomeprazolį, nes irgi didina kraujavimo riziką. Čia dar biškį galit nufotografuoti, labai daug visko ten su tais citochromų induktoriais, bet esmę aš pasakiau ir tikiuosi, jums šitas labirintas tapo aiškesnis. Ačiū. Ačiū, Aleksandra. Ar turi salė klausimų?